Kronopų ir garsenybių istorijos. Kronopų pavadinimą Julio Cortasaras sugalvojo 52 metais, kai Paryžiuje klausėsi koncerto Igorio Stravinskio garbei. Sujaudintas muzikos jis per pertrauką, kai visi išėjo gerti kavos, pasiliko vieną salėje. O tada jam pasirodė, kad visur ore tarsi kamoliukai skrajoja mažos žalios būtybės, linksmos, juokingos, draugiškos, ir jam kilo mintis pavadinti jas kronopais. Kronopų ir garsenybių istorijos knyga apie tas būtybės, ką jos veikia, kaip supranta gyvenimą, kaip randa išeitis iš įvairių situacijų. Taigi viena iš istorijų. Įsikurkite taip, kad jaustumėtės kaip namie. Viltis pasistatė namą ir ant vienos grindų plytelės užrašė: sveiki atvykę į šiuos namus. Garsenybė pasistatė namą beveik be plytelių. O Kronopas pasistatė namą ir pagal papročius prieangį išklojo skirtingomis plytelėmis, kurias nusipirko arba užsakė pagaminti. Plytelės buvo taip išdėstytos, kad buvo galima skaityti iš eilės. Ant pirmosios buvo parašyta: sveiki atvykę į šiuos namus. Ant antrosios: namai maži, bet širdis didelė. Ant trečiosios: jūsų viešnagė švelni kaip pieva. Ant ketvirtosios: nors mes ir vargšai, bet kupini geros valios. Ant penktosios: šis užrašas anuliuoja visus kitus. Lauk šunie. Verslas. Garsenybės atidarė laistymo žarnų fabriką ir pasamdė gausų būrį kronopų joms vynioti ir sandėliuoti. Kai tik kronopai atsidūrė darbo vietoje, juos apėmė didžiulis džiaugsmas. Buvo žalių, raudonų, mėlynų, geltonų ir violetinių žarnų. Jos buvo permatomos ir laistant buvo matyti, kaip jomis teka vanduo su visais burbuliukais ir kartais koks nustebęs vabzdys. Kronopai ėmė šūkauti ir norėjo šokti paliaubas ir katalą užuot dirbę. Garsenybės įpyko ir iš karto pritaikė vidaus taisyklių 21, 22 ir 23 straipsnius, kad daugiau nepasikartotų tokie dalykai. Kadangi garsenybės labai aplaidžios, kronopai sulaukė palankių aplinkybių ir pakrovė į sunkvežimį daugybę žarnų. Kai tik pamatydavo kokią mergaitę, atkirpdavo gabalą mėlyno žarnos ir padovanodavo, kad ji galėtų šokinėti per žarnutę. Taigi prie kiekvieno kampo buvo matyti po nepaprastai gražų mėlyną burbulą su mergaitė vidury, kuri atrodė kaip voverė narvelyje. Mergaitės tėvai taikydavosi atimti iš jos žarną ir palaistyti sodą, bet paaiškėjo, jog gudruoliai kronopai žarną subadė ir vanduo susimetęs į gumulus tapdavo jose niekam tikęs. Galiausiai tėvai pavargdavo, o mergaitė nueidavo už kampo ir šokinėdavo. Geltonomis žarnomis kronopai puošė įvairius paminklus, o žaliomis spendė afrikietiškus spąstus rožynę ir stebėdavo, kaip ten viena po kitos įkliūna viltys. Aplink įkliuvusias viltis kronopai šokdavo paliaubas ir katalą, o viltys bardavo jos dėl tokio elgesio šitaip sakydamos: žiaurūs kronopai kraugeriai, žiaurūs. Kronopai, nelinkintis viltims nieko blogo, padėdavo jiems atsikelti ir dovanodavo gabalus raudonos žarnos. Tada viltis grįždavo namo ir patenkindavo savo didžiausią troškimą – laistyti žalius sodus su raudonomis žarnomis. Garsenybės uždarė fabriką ir surengė banketą pilną gedulingų kalbų ir padavėjų, kurie nešiojo žuvį baisiai dūsaudami. Nepakvietė nei vieno kronopo, tik viltis neįkliuvusios į spąstus rožynę, nes kitos pasisavino žarnų gabalus ir garsenybės ant jų pyko. Kelionės. Kai garsenybės išvyksta į kelionę ir turi nakvoti mieste, jų papročiai yra tokie. Viena garsenybė nueina į viešbutį ir smulkiai išsiaiškina kainas, patalynės kokybę ir kilimų spalvą. Antroji nuvyksta į komisariatą ir deklaruoja visų trijų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat visų lagaminų turinį. Trečioji garsenybė patraukia į ligoninę ir nusirašo visų budinčių gydytojų pavardės ir specialybės. Sutvarkiusios šios reikalus, keliautojos susitinka didžiojoje miesto aikštėje, pasidalyja įspūdžiais ir eina į kavinę išgerti aperityvo. Bet iš pradžių susikimba už rankų ir sušoka ratelį, kuris tampa žinomas garsenybių džiaugsmo pavadinimu. Kai kronopai išvyksta į kelionę, viešbučiai būna pilni, traukiniai jau išvažiavę, lauke rėksmingai lyja, o taksistai atsisako juos vežti arba labai užkelia kainą. Bet kronopai nenusimena, nes mano, kad tokie dalykai nutinka visiems. Ir prieš miegą vieni kitiems sako: gražus miestas, labai gražus miestas. Ir visą naktį sapnuoja, kad mieste vyksta didžiulės šventės, į kurias ir jie pakviesti. Kitą rytą pabunda be galo laimingi. Taigi štai kaip keliauja kronopai. O viltis yra sėslios. Daiktai ir žmonės patys keliauja po jas, o jos yra tarsi statulos, kurių reikia nueiti apžiūrėti, nes jos pačios nesiteikia pajudėti.